Sveiki, esu vaikų ir paauglių psichologė Natalija ir šiandien draugė su Vilniaus Sveikiau mes pakalbėsime apie būdus, kaip padėti vaikams rūpintis burnos higiena ir dantukų sveikata nuo mažų dienų. Išsiugdyti tinkamus burnos higienos įpročius gali būti ne taip ir paprasta tiek jaunesnėme, tiek vyresnėme vaikų amžiuje. Jaunesni vaikai gali būti linkę priešintis valytis dantis, nes ši iš esmės naujai atsiradusi jų gyvenimo rutina, kuomet tiek ryte, tiek vakare reikia valytis tuos dantis. Tėveliai skverbėsi į tą burnytę, visais įmanomais būdais stengiasi išvalyti tuos dantukus. Vaikams gali atrodyti nemaloni ir atgrasi. Itin jautriems vaikučiams ši procedūra gali pasirodyti netgi skausminga. Ir iš esmės įžvelgti šio proceso naudą ir svarbą, ko iš esmės visi tėveliai tikisi ir nori, tokio amžiaus vaikučiams yra pernelyg sudėtinga, jie dar nesugeba žvelgti tiek į priekį, suvokti, kas yra ta burnos higiena ir kodėl tai yra svarbu jų sveikatai. Būtent dėl šių veiksnių vaikai nenoriai tuo užsiima, plus visos veiklos, kurios supa vaiką tą akimirką, ar tai būtų per televiziją rodoma animacija, ar tai būtų kažkokie žaidimai, galbūt knygelės, spalvinimas. Vaikui tuo momentu gali atrodyti daug patrauklesnės, dėl to atsisakyti to vardan dantukų vaikams iš tiesų tampa labai sudėtinga. Kitas aspektas yra, kad vaikučiai mėgindami įtvirtinti savąjį aš, tyrinėdami savo savarankiškumo galimybės, jie gali išbandyti tėvelių ribas ir priešintis tiems dalykams, kurių tėveliai jų paprašo. Todėl atsisakymas valytis dantis irgi gali būti savotiškas pasitikrinimas, kiek toli jiems pavyks nueiti su tuo užsispyrimu. Ir jeigu tai suveikia, tiek jau to tėveliai nusprendžia, kad šiandien nesivalysim, atidėsim tai sekančiam vakarui, o vėliau dar sekančiam vakarui, nenuostabu, kad vaikas pradeda naudoti tą taktiką, nes jisai įgauna tokį tvirtą pajautimą ir žinojimą, kad jo žodis nenoriu yra galingesnis už tėvų žodį reikia. Kitas kraštutinumas psichologiškai paveikiantis vaikus, kuomet viskas vyksta per reikalavimus, kuomet yra naudojamas spaudimas valytis dantis, kuomet yra labai griežti reikalavimai daryti taip ar ne kitaip ir tokiamis akimirkomis nėra atsižvelgiama į vaiko būseną, į vaiko jausmus. Be abejo, toks procesas, kuriame nėra tėvų tokio lankstumo, kuomet tėvai nebando su vaiku susitarti, atsižvelgti į jo jausmus, nesukelia vaikams jokių teigiamų emocijų. Ir tokiamis akimirkomis vaikas gali jaustis įbaugintas, suvaržytas, jisai gali jausti baimę apskritai prieš tėvus, paklusti jiems. Ir vienareikšmiškai tokiais atvejais pamėgti dantų valymą vaikui tampa pernelyg sudėtinga, nes nėra atsižvelgiama į jį kaip į asmenybę. Tai visiems vaikučiams norisi palinkėti sveikų dantukų, o tėveliams norisi palinkėti nuoseklumo ir kantrybės, pratinant vaikus valytis dantis, nes būtent nuo tėvų dedamų pastangų, nuo jų įdirbio priklausys, ant kiek sėkmingai įsitvirtins dantų valymo įprotis ir be abejo nuo to priklausys, kokia būklė ir dantukų sveikata jis turės, nes tai yra turbūt pagrindinis tikslas, kurį mes keliame, turėti sveikus ir tvirtus dantukus.